Na ir štai atėjo laikas išsirinkti savo gal net pirmąjį muselinį kotą. Ir iš karto klausimai. Koto ilgis, koto klasė, kas per klasę, koto akcija. Klausimai, kurie dažnai kelia rūpesčių. Bet viskas yra daug paprasčiau neatrodo. Ir po šitų kelių serijų tu daug geriau orientuosies, ką daro tie pagrindiniai parametrai. Labas, su tavim ir vėl aš, Ernestas. Pats muselinę žvejoju jau nuo 12 metų. Ir nuo visiškai savadarbių įrankių su kaproniniais šniūrais iki dabartinių modernių normalių kotų. Pats gana daug išmaišiau visą tai pirmin ir atgal, todėl ketinu padėti tau susiorientuoti, nes viskas yra tikrai paprasčiau nei atrodo. Na, už mūsų serijas norėčiau padėkoti mūsų rėmėjui Vision, tai yra suomių kompanija gaminanti nuostabius muselinius įrankius. Jei nori sužinoti daugiau apie juos, žvilgtelk į mūsų internetinį puslapį muselinė.lt, užsuk į mūsų parduotuves arba tiesiog susisiek, jeigu reiks, padėsim ir išsirinkti. Taigi šiandien mes kalbame apie koto klasę ir taip jeigu visiškai paprastai, trumpai tariant, tai klasė yra svoris. Užmetimo svoris, pagal kurį tu gali daugiau ar mažiau orientuotis, kiek lengva ar sunki yra meškerė. Pati muselinė veikia šiek tiek kitaip nei kiti įrankiai ir mes užmetinėjame šniūro svorį, o šniūras jau su savim kaip krovinį gabena muselę. Taigi patikslinant klasę, tai yra šniūro svoris, pirmų 9 metrų šniūro atkarpos svoris, kuris yra surašytas į tam tikrą lentelę, kurios tau žinoti tikrai nereikia. Tai reikia žinoti, kad kuo sunkesnis šniūras, tuo didesnė jo klasė. Na, o meškerė, kuri skirta tam šniūrui užmesti, arba kuri neva tai optimaliai tinka tam šniūrui, tos klasės šniūrui, tai turi tą pačią klasę kaip ir šniūras. Paprastai pas daugelį gamintojų klasės būna nuo 3 iki 10. Yra ir 1, 2 klasė, virš 10 iki 15 būna net nulinė klasė. Bet šitos jau yra labai kraštutinės, arba labai super sunkios, arba antiek lengvos, kad jos mažai kur naudojamos. Todėl daugumos gamintojų įrankių prasideda nuo 3 klasės ir maždaug iki 10. Pabandysiu taip paprastai paaiškinti, kuri klasė skirta kam. Na, 3, 4 klasė paprastai bus lengvas įrankis. Lengvas įrankis ir tarkim, tu planuoji žvejoti nedideliuose upeliuose, kiršliukus, upėtakius, žuvis nebus baisiai didelės, upės mažos, tu mėgsti lengvą, romantišką žvejybą. Na tai greičiausia tau reikės 3, 4 klasės meškerės. 5, 6 klasė paprastai laikoma vidutinė ir tokia universaliausia. Jeigu nori žvejoti ir didesniai upiai šapalą, tuos pačius kiršliukus, upėtakius mažesniam upelėje, žiūrėk pabandyti ką nors dar į didesnę pusę. Na tiesiog, nežinai, turbūt žvejosi daugiau mažiau viską, kas prieinama. Tai tavo pasirinkimas turėtų būti 5 klasė. 5 klasė šiaip skaitoma universaliausia ir dauguma gamintojų šitos klasės modelių turi pačių įvairiausių. Jie taip pat yra ir patys perkamiausi dėl savo panaudojimo. 7, 8 klasė jau yra sunkus įrankis. Na ir kam, pavyzdžiui, aš naudoju 7, 8 klasę, tai bus daugiau upėtakių žvejyba didesnėse upėse, gaudant tikrai dideliais streameriais, kai reikia grubaus, sunkaus įrankio. Dar žvejyba jūroje, tarkim šlakių žvejyba jūroje, atvira erdvė, tolimi metimai, žuvis nemaža, 7, 8 klasė. Lašišiniai vienrankiai, kas gaudo lašišas, taip pat naudoja dažniausiai 7, 8 klasę. Netgi tas pačias lydekas su 7, 8 klasė galima drąsiai gaudyti, bet lydekom tai jau bus toks lengvesnis įrankis. Na ir 9, 10 klasė tai jau yra sunkus įrankis ir dažniausia tai yra lydekinė meškerė, skirta mėtyti labai didelėm lydekiniam muselėm ir gaudyti vidutiniškai gana didelę žuvį. Taip kad jeigu tavo planuose yra daug lydekinių žvejybų arba vien tik lydekinė žvejyba, tai jau turėtum svarstyti apie 9, 10 klasę. Jei yra norinčių apie klases, svorius ir gilesnę įžvalgą sužinoti daugiau, šiek tiek istorijos, šniūrų modifikacijas,
Pakomentuokite po šio video, matysiu, ar tai reikalinga, galėsiu pakurti ir šitą turinį. Tačiau pradžiai tau jo visiškai nereikia. Užtenka suprasti, čia lengvas, vidutinis, sunkus, į ką maždaug orientuojasi ir išsirenki pagal tą. Nu, jei vis dar dvėjoji, drąsiai kreipkis į mus, mes tau mielai padėsime. Su mumis susisiekti gali tiek Facebook'u, telefonu, elektroniniu laišku arba gali užsukti pas mus į parduotuvę. O jei jau nori pasinerti muselinę giliau ir sužinoti daug daugiau smulkių detalių, castingo gudrybių, prisijung prie mūsų Contribui, Patreon, YouTube membership platformose. Ten galėsi gauti papildomo mokamo turinio ir kitų privalumų, kaip šiek tiek didesnės nuolaidas mūsų edukacijoms, pamokoms ir išmoksi bei sužinosi daugiau. Na, o galiausiai, jei tik pradedi ir nori startuoti tikrai gerai, prisijunk į mano organizuojamas castingo pamokas, tai yra poros valandų pamoka ant pievos mokantis suprasti ir elgtis su museliniu šniūru ir kotu, arba edukacijos, kuriuose mes 1 ar 2 dienas praleidžiame žvejodami kartu, pasimokom ir mėtyti, ir taktikos, ir kaip susirišti sistemėlę, aptarėme dalykus, dar ir pažvejojam kelias valandas. Daugiau informacijos rasi mūsų puslapį www.muselinė.lt arba susisiekę su manimi. Susitiksim visai netrukus sekančiame video ir iki malonaus.